Taigi sveiki visi futbolo fanai, grįžtam vėl su nauju turiniu, taigi grįžtam vėl dar su nauju videku AFC. Šiandien turiu jums labai rimtą turinį, nes žaidžiau Weekend League su naujoju skvadu, kuris buvo iš Promo Immortals ir išbandžiau tuos žaidėjus, kurie kainuoja ne tiek daug, bet kurie pasirodė itin neblogai. Ir pasakysiu, kurie žaidėjai iš tų verti dėmesio. Video metu ne tik pasidalinsiu, kaip sekėsi Weekend League, bet ir atidarysiu porą pakų, gal pavyks pagauti kokį special kortelės žvėrį ir būtinai pasilik iki galo, nes pasidalinsiu, kurie žaidėjas tapo šito savaitgalio MVP. Taigi, žiūrovai, matot dabar porą pakų, kurias atidariau tiesiog prieš Weekend League, dar negalvodamas apie tai, ką darysiu skvadą Immortals. Ir tiesiog man nežinau, gal šovė kažkokia tai mintis, kad reikia padaryti tokį skvadą ir išbandyti tos žaidėjus, nes realiai tai atsibodu žaisti jau tą Weekend League tiesiog su tuo skvadu, žaisti tą full focusą. Ir šiaip aš nesugebu jau full focusą to išlaikyti, nes beveik morališkai esu biški gal miręs, nes rimtai labai daug reikia žaidimo sužaisti, turiu ir main accountą, turiu ir šitą accountą ir visur reikia sužaisti tą Weekend League, o laiko nelabai ir yra. Todėl aš manau, kad čia buvo toks chill skvadas ir nusprendžiau įmest porą coinsų, ten milijoną, man atrodo, coinsų, už kurios nusipirkau tą visą skvadą. Ir dabar po tų pakų jūs matysite tą skvadą ir biškį papasakosiu apie jį, o vėliau pasakosiu apie Weekend League, kurią sužaidžiau gal ne taip gerai, kaip aš norėjau, nes vis tiek norisi visada 90 vinų. Bet sugebėjau only padaryti 8 vinus, man atrodo, ir tiesiog vėl likti be tų pikų, be tų Immortal pikų ir prarasti tą galimybę ištraukti kokią gal geresnę Immortal kortelę. Štai jūs matote, kaip aš traukiu visokius tai informus, visokius gold cardus ir mes jau pereinam prie to skvado, kurį aš nusipirkau už tuos coinsus. Taigi jūsų dėmesiui mano skvadas ir pradėjau su formationu 4-2-3-1, tačiau vėliau pakeičiau jį į 4-2-2-2 ir žaidžiau iki galo jau su tuo formationu. Taigi visų pirma, jūs turit matyti atakoje Smith, kuri man labai nepatiko ir tiesiog aš pakeičiau gal vidury Weekend League'os ir nusipirkau Hernandesą 91, kuris labai sukelia gerą įspūdį už savo kainą ir primušė tų įvarčių, jis mušė tų įvarčių, jis tiesiog bėgioja ir muša. Tai toks žaidėjas gal biškiai į tokį silpnesnį skvadą gal ir tiktų, bet ne į main skvadą. Todėl siūlyčiau gal jį naudoti tik tiems, kurie tik pradeda žaisti FC. Toliau mes pereinam prie saugų. Tai visų pirma, tai atakoje žaidė Del Piero su Ebeli ir su Blanu. Tai galiu pasakyti tik tiek, kad Blanas iš vis netinka į tą ataką, tai geriau jau centribacku naudot, bet neturi jokių playstylų, kurie gal padėtų jam labiau atsiskleisti toj gynyboj, todėl man Blanas ne šiaip nelabai patiko. Ebeli tai tiesiog game changeris, jį su savo trikampiuku labai daug išdalino tų perdavimų, tų rezultatyvų perdavimų, kurie labai išsiskyrė ir tiesiog, kad ne kiekvienas žaidėjas tokį perdavimą gali padaryti. Taip, jie ir mušė įvarčius, jį turi gerus stacijus, passingą ir atimė daug kamuolių, todėl labai gera nuomonė apie šitą kortą ir netgi į mano main skvadą jinai pateko po šitos Weekend League. Vėliau, kalbant apie Del Piero, tai naudojau strikerį su Hernandesu, kai žaidžiau 4-2-2-2, nes, Samas jis nekoks, o kaip strikeris tai buvo rimtai labai geras, nes primušė tų finesse shotų, gal čia ir yra tas pliusas, nes be finesse shotų jis nieko daugiau, manau, nepadarytų. Todėl čia tiesiog dėl finesse shotų ir tikrai į main skvadą jis neeitų, bet kaip super sabas ar į kokį silpnesnį skvadą jis labai gerai užeitų. Vėliau kalbant apie gal labiau gynybinę tą grandį, tai Zanetti Bravo, labai geras žaidėjas už 20 000 ir pasą gerą turi, ir atimė neblogai kamuolių, ir paisą turi, shootingą, visko turi ir tiesiog, gerai labai pasirodė, bet gal nesakyčiau, kad ant tiek, kad galėtų pakeisti kokį Torre
arba kokį Mateusą, apie kurį dabar aš kalbėsiu, nes tas Mateusas, kuris 90 kainuoja tam nelabai ir brangiai, bet ta korta irgi labai gera, labai itin gera, kaip ir jo main korta, bet manau, kad dar daug geresnį ir gynybai sugeba ir pradėti tą ataką ir tiesiog padaryti gal kažkokį pavojingą momentą prie varžovo vartų. Kalbant apie Stevie Gerrardą, kurį jūs matot prie savo akis, tai jau pardaviau jį trečiam mače, nes, kadangi jis kainuoja apie 200 000 koinsų kainavo tuo momentu, tai labai gal man sukelia blogą tą įspūdį, nes vis tiek tikėjausi gal kažkokio tai geresnio atimime, kad galėtų geriau atimti tą kamuolį ir tiesiog pasirodyti save. Gal jį reikia naudoti like CM, not like CDM, bet aš manau, kad vis tiek jis žaistų panašiai ir tiesiog turi perdavimą, turi smūgį, bet nieko ypatingo. Kalbant apie Bompastor, kuri žaidė left backą, tai realiai patiko, nes turi anticipate ir turi tiesiog playstyle, tu rocket, tai gali ir pribėgti, ir atimti kamuolį, ir atakoje gali padėti. Tai labai gera nuomonė apie šitą kortą, tai siūlyčiau irgi pabandyti ir naudoti. Dabar kalbant apie dešinį flangą, tai Zambrotta, tai čia tiesiog man vienas iš tų bombinių žaidėjų, nes nors jo kaina nėra tokia didelė, bet aš manau, kad čia yra vienas iš geriausių right backų dabar šiuo momentu, nors ir jo reitingas nėra pats geriausias, bet vis tiek aš manau, kad labai gerai pasirodė ir labai turi ir tą greitį, ir tą perdavimą. Todėl mano manimu čia labai gera korta, kurį galima visur naudoti ir irgi į main squadą labai lengvai užėmė. Taigi matot prieš savo akis Beckenbauerį, bet nusprendžiau jo nedaryti. Nusipirkau Mascherano ir labai, šitas buvo MVP šio savaitgalio, nes tiesiog nesigailėjau, jūs matysite, kaip jis atima tuos kamuolius, kaip jis sugeba tiesiog pradėti tą ataką ir sužaisti toj gynybui. Tai tiesiog man į main squadą keičia Cannavaro labai lengvai, nors ir kainuoja net tiek, kiek Cannavaro, bet daug geresnis negu Cannavaro Totti. Todėl labai rekomenduoju šitą žaidėją. Ir apie vartininkę tai nieko nesakysiu, nes kiekvienas fainas šotas only goal. Na ir šiek tiek čia manau viskas apie tą skvadą. Ir galų gale videko pabaigoje matysite pack openingą, kur aš atidarinėju rewardus už Weekend lygą. Ir tiesiog matot, kad nieko neiškrito, 8 winai ir kad nėra prasmės tiesiog arintis dėl tų rewardų ir dėl tų winų, nes jeigu žaidimas norės tau kažką padovanoti, kažkokį žaidėją, kad tu ištrauktum, tai tikrai duos tą galimybę, o ne laikys tave ir tiesiog nebaitins atidarinėti tų packų. Taigi apibendrinant, Immortals komanda tikrai pateisino savo pavadinimą, tiesiog gynyba buvo realiai solidi. Ir puolime buvo tos kūrybos, saugų grandyje buvo tos kūrybos, bet mano MVP be jokios abejonės Mascherano ir jei ieškot center backo, kuris būtų agresyvus ir viską darytų automatiškai, tai rekomenduoju jį stop 100%. Ką darysiu toliau, tai galvosiu apie kai kurios pakeitimus puolime, gal Hernandesą pakeisiu į kažką fiziškesnio arba dar kažką. Arba visą skvadą parduosiu ir lauksiu jau Totsus ir nusipirksiu jau Totsus ir darysiu tokias Weekend lygas gal su tos skvadais. Tai man dabar įdomu, ar jums patiko toks videkas, nes bandžiau dabar pats sakyti tekstą, neskaityti to teksto ir tai, kas buvo iš galvos, tai ir tiesiog sakau. Na ir ačiū visiems, kas žiūrėjot. Jei patiko, paspauskit laiką ir prenumeruokit ir susitiksim jau kitoj Weekend lygoje su gal nauja sudėtimi ir tikiuosi, kad bus daug geresnis rezultatas. Taigi, iki kito karto.